Sveiki, mano vardas Viktorija. Prieš pusę metų pasirinkau kontroversišką, iššūkių pilną, tačiau labai įdomią kriptoturto temą. Kartu su projekto savininkė išsigryninome poreikį. Buvo svarbu suprasti, ką galime pasiūlyti geriausiams užsienio kapitalo įmonėms, kokia pas mus yra kriptoturto rinka, kokius iššūkius ir kokias galimybes galime atpažinti. Projekto pradžioje tapo aišku, kad informacijos apie šią rinką neturime. Buvo svarbu suprasti kriptoturto reguliacijos reglamento įtaką, kaip europinių lygmenių ruošiasi kitos šalis ir kaip tuo tarpu rengiamasi Lietuvoje. Buvo svarbu surinkti informaciją, kuri padėtų orientuotis kitiems investicinė kolegams ateityje dirbant su kriptoturto rinkos klientais. Darbai vyko intensyviai, todėl sukurtas rezultatas, kurių per šį pristatymą aptarsiu 6. Taigi nuo pirmos savaitės pradėjau organizuoti gyvo formato pokalbius su rinkos ekspertais, teisininkais, konsultuojančias užsienio kapitalo įmonės. Pasikalbėjau su 18 teisininkų, tai tilpo į 10 susitikimų, kurie pasidalijo rinkos problematiką, stiprybėmis ir kitų šalių praktikomis. Atsispyrusi nuo šių pokalbių turinio inicijavau pokalbį su kriptoturto rinkos pagrindiniu reguliatoriumi Lietuvos banku bei finansų viceministre Vaida Markevičiene. Suvokus, kas vyksta Lietuvos kriptoturto rinkoje, buvo svarbu identifikuoti mūsų tikslinę rinką užsienio investicijoms pritraukti. Pasitelkusi įrankius išsigryninau 77 užsienio kapitalo įmonės, kurioms ir atlikau išsamią due diligence analizę. Buvo tirti finansiniai duomenys, šių įmonių ir jų vadovų reputacija, darbuotojų skaičius, teisminių ginčų istorija. Išsianalizavus duomenis sąrašą susiaurinau iki 31 įmonės, kuris pats kaip sąrašas buvo svarbus tolimesniems darbams su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis. Lietuvos kriptoturto rinkoje vis dar daug procesinių neaiškumų. Dar daugiau jų buvo pavasario pabaigoje, todėl siekiant paskatinti viešą komunikaciją bei švietimą apie pačią blockchain technologiją, inicijavau partnerystę su investavimas.lt tinklalaidės kūrėjais. Kartu su jų komanda sukūrėme 2 tinklalaidės serijas – su Luku Jakuboniu iš Lietuvos banko bei su finansų viceministre Vaida Markevičiene. Filmavimą pavyko suderinti greitai, 2 valandų trukmės tinklalaidės pasidalintos YouTube kanale. Dėl šių tinklalaidžių yra skatinamas Lietuvos švietimas ir informacijos sklaida. Kokybiškų ir puikios reputacijos kriptoturto įmonių Lietuva galėtų pritraukti daugiau, buvo svarbu išgryninti Lietuvos vertės pasiūlymą. Taip pat matyti šios technologijos iššūkius ir juos spręsti. Anksčiau atlikta SSGG analizė, rinkos tyrimas bei moksliniai darbai lėmė dar vieną Invest Lithuania bendruomeniai svarbų rezultatą. Parengiau 42 skaidrių apimties kriptoturto rinkos subprodukto pristatymą. Taip pat čia svarbu paminėti, kad Robinhood ir kitų delegacijų vizitai Lietuvoje leido testuoti vertės pasiūlymą bei adaptuoti pagal procesus. MiCA reglamentas vienas, tačiau kiekviena jurisdikcija Europoje jį supranta ir jam ruošiasi skirtingai. Lietuvos rinkai ypatingai svarbus aiškumas procesiniais aplikavimo licenzijai klausimais. Jam dažniausiai ruošiamasi iš ankstesnės EMI licenzijavimo praktikos. Tačiau įvertinant technologijos unikalumą yra būtina detalesnė komunikacija apie MiCA reglamentą. Dėl šios priežasties organizavau privačią uždaro stalo diskusiją tarp Lietuvos banko ir top teisininkų kontorų atstovų, kurie iš anksto atsiuntė specifinius klausimus Lietuvos bankui, o šis juos išnagrinėjęs pateikė atsakymus. Atsakymai buvo aptarti diskusijos metu, o turinys padengtas mano sukurtame faile apie šią diskusiją ir sesiją.
Poreikis gautas iš teisininkų klausimų turinio atliepia svarbą informacijai. Lygiai taip pat esminėmis tezėmis tapo diskusijos su rinkos dalyviais, didžiausiomis Lietuvos kriptoturto įmonėmis. Visi klausimai, Lietuvos banko atsakymai ir išsami informacija apie Lietuvos, Europos ir pasaulio kriptoturto rinkos reguliaciją patalpinti į mano sukurtą 79 puslapių analizės failą, kuriame pateikiau ir 10 rekomendacijų, kurios kilo iš pasikartojančios problematikos rinkoje. Pagrindinės rekomendacijos atliepia esminį poreikį reguliatoriui proaktyviai bendrauti su rinkos dalyviais, kokybiškam, efektyviam licenzijavimo procesui ir jurisdikcijos patrauklumui yra svarbi skaidri, atvira ir detali informacija apie mikroreglamento vertinimo procesus ir adaptaciją Lietuvos rinkoje. Pokalbių su teisininkais ir įmonėmis metu tapo aišku, kad Lietuvos atitikties procedūros ir įstatymas dažnai įvardinami kaip skurdus, paliekantis per daug erdvės interpretacijai. Todėl atsirandant kriptoturto reguliacijai svarbu naujovinti šalies įstatymus ir užtikrinti jų adaptyvumą blokų grandinės technologijos keliamiems iššūkiams įmonėse. Taigi kviečiu susijungti per LinkedIn, bendrauti, klausti ir galbūt kurti kartu Lietuvai.